Tai čia yra pirmoji operacija. Bet tokių operacijų yra ne viena, yra iš tikrųjų gal 2, o gal ir daugiau. Ir labai įdomus dalykas, kad panaudojant abi operacijas galima gauti tą patį rezultatą. Tai prieš pasakodamas jums antrą lentelių sudėjimo algoritmą, aš iš karto jums pristatysiu vieno tipo Jongo lentelę, kuri vadinama laiptuota lentele. Anglų kalba skew, lietuviškai tikriausiai laiptuota. Tai yra, jeigu mes vėl turime kokią nors diagramą, čia visiškai nesvarbu, kaip jie atrodo, tik svarbu, kad būtų Jongo diagrama. Ir jeigu mes iš lentelės pašaliname kokią nors mažesnę Jongo diagramą, tai yra, kad ir šitą plotą. Tai likusi lentelė ir yra vadinama laiptuota diagrama. Likusi diagrama vadinama laiptuota diagrama. O jeigu surašome skaičius į ją, tada turime laiptuotą Jongo diagramą, laiptuotą lentelę. Čia labai yra panašus pavadinimai, kartais vadiname, tiesiog geriausia vadinti, jeigu nėra skaičių, tada vadinti diagrama, jeigu skaičiai yra, tada vadinti lentelę. Tai turime arba laiptuotą diagramą šiuo atveju, arba įsirašytume skaičius, tada turėtume laiptuotą lentelę. Algoritmas vadinamas ir kaip jis slydimo algoritmas. Slydimo algoritmas yra apibrėžiamas būtent laiptuotai lenteliai. Tai aš į ją surašysiu kokius nors skaičius. Čia žinoma labai bjauriai čia specialiai gal kokius nors rašysiu, kad neįskaitytumėt. Aš net nežinau, ar čia tokius galima rašyti, bet tarsiu, kad galima. Negalima sakyti. Čia tikrai ne. Nes turbūt 3, 4, 5. Ten, kur vienetas mažiausiai reikia trejetą ir... Pagal tavo taisyklę, jeigu nuo vieno iki griežtai... Ne, nu tai antroje, jeigu tai pirmąjį trejetą, jeigu pakeisti vienetą, tai tada galėtų būti, nes visi vienetai galėtų būti. Kas iš... Ne, ta prasme, eilutė trečia yra... Nu nesvarbu, ne tą jis pasakoja. Jeigu įdėsiu čia dvejetą, tai galbūt. Na, bet čia, ar čia yra taisyklinga, nelabai yra svarbu, svarbiau yra pats algoritmas. Tai algoritmas susideda iš kelių dalių. Pirmiausia, mes turime rasti vidinį ar galbūt išorinį kampą. Taip, vidinį kampą. Štai šita yra lentelė, kuri buvo pašalinta. Šita dalis, kuri yra balta šiuo atveju, tai joje esantis vidinis kampas yra šitas kampas, šitas ir šitas. Ir šitas slydimo algoritmas yra apibrėžiamas tokiam kampui, kurio dešinėje ir kurio apačioje, žemiau jo esantys langeliai yra laiptuotoje lentelėje. Tai būtent čia yra toks vienas kampas. Toliau algoritmas apibrėžiamas, kad imamas, tai yra palyginamos šitų dviejų esančių dešinėje ir apačioje langelių vertės ir ta vertė, kuri yra žemesnė, perstumiama į tuščią langelį. Tai yra šiuo atskiriamas trejetas. Toliau vėl mes turime tuščią langelį ir jeigu apačioje jau nebėra jokių langelių, tai iš karto perstumiame ketvirtą. Tai ketvirtas atsiranda čia, o vienas išorinis kampas yra pašalinamas.
Štai toks yra šio algoritmo principas. Jį galima būtų tęsti, nes štai dabar jau turime 2 kampus. Tai jeigu bandytume pašalinti šį vidinį kampą, tada matote, kad yra 2 trejetai. Kaip manote, kurią reikšmę reikėtų kelti į tuščią langelį? Teisingai. Kadangi tokiose lentelėse mes sakom, kad tos reikšmės, kurios yra kairiau, yra mažesnės negu tos, kurios yra dešiniau. Tada čia būtų trejetas, o 4 vėlgi persislinktų. Ir mes būtent šį čia, gal kaip nors aiškiai. Mes šį procesą galėtume tęsti, kol nebeliktų vidinių kampų. Tai yra, kol vėl turėtume nuostabią gražią Jongo lentelę. Šis algoritmas yra labai įdomus tuo, kad jis yra antrasis būdas suformuoti lentelių sumą. Ir šiuo būdu, kaip ir pirmuoju, mes gautume lygiai tą pačią lentelę. Tai yra, jeigu pradinė lentelė buvo kokia nors labai paprasta, 1, 2, 3, o kita lentelė buvo koks 4, 6, 7, tai pirmuoju atveju pašalinimą iš eilutės mes iš karto įdėtume 7, tada 4, tada 6, o antruoju atveju mes sukurtume tokią rektifikuotą lentelę. Vėlgi, aš nežinau, koks lietuviškas pavadinimas, nes gal net pirmą kartą girdėjau tokį žodį. Kaip siūlytumėt versti rektifikuotą, rectification? Tu gali sukurti pavadinimą? Matyt, sujungiame tiesiog taip. Sujungiame tiesiog tokiu būdu šias 2 lenteles. 7, čia suprantat, kad yra? Čia 7. Čia dar galima gražiau padaryti. Tai tikriausiai suprantate, kaip yra sujungtas lentelės šitas, kad be jų dar yra šita pašalintas stačiakampė dalis. Ir vieną kartą pritaikę pirmąjį algoritmą, kitą kartą pritaikę slydimo algoritmą, mes gautume lygiai tą pačią lentelę. Kas nori, gali pabandyti, arba galiu aš pabandyti, jeigu... Bet tai užtruks. Tai nepasakau, padaryk. Nu gerai. Tada 7 iš karto bus čia. Ir 7 išnyksta. 4 yra mažesnis už 7, o 7 didesnis už 4. Dėl to bus čia. Ir lieka tik 6. 6 prijungiam prie eilutės pabaigos. Štai turim pirmą eilutę 1, 2, 4, 6, antroje 3 ir 7. Tai matot, čia labai greitai buvo. Čia galbūt bus šiek tiek ilgiau. Dvejetą. Tai iš karto pradedame nuo šito kampo, nes jis ir yra vienintelis vidinis kampas. Dvejetas yra mažesnis ir iš karto tada atsiranda čia. Tada galima pasirinkti, kurį norite kampą. Gerai, pasirenkame 1. Tai 1 kyla į viršų ir taip pat 3 kyla į viršų. Toliau renkamės šį kampą. Į viršų kyla 2 ir 7 pasistumėja. Tada lieka vienintelis kampas ir 1 ir 3 pakyla per vieną langelį viršų. Ir ką mes gauname? Gauname lygų, kaip čia rašai gal
ta pačiai teisinga ar kokį matematinį ženklą. Galima vėl sugalvot, galima parašyti A raidę, kad lygu pagal Albertą. Niekas nesutiks, nes niekas nėra apibrėžę šitos lygybės lietuviškos.